Vėl tokį intro, žinai. Filmuoji jau? Matosi? Tai sveiki visi. Esame Ignalinoje. Šiandien yra birželio 22 diena. Yra sekmadienis. Kaip matom, turim šiokias tokias trepkės šiandieną. Chebra išmėgino naujas trasas. Labiau sakyčiau, jos tuninguoja su savo padangom. Ganėtinai yra šlapia. Dabar pradėjo vėl linuoti. Atlėkė. Atsargiai. Varom. Kaip lesa. Taigi lyja, oras tragiškas. Oi, atsargiai. Slidu. Tai norėčiau visus pakviesti kitą savaitgalį atvykti 28-29. Kviečiu visus atvykti į Lietuvos antrąjį downhill etapą, kuriame toliau aiškinsimės, kas yra Lietuvoje pats greičiausias, vikriausias, ištvermingiausias, nuožmiausias ir labiausiai adrenaliną mėgsta. Jau matom, yra 20 mūsų šiandien, tai vat jau jie turės prieš jumis prieki koją padėjau, jie biškai stipresni bus kitą savaitgalį, bet ir galite ir jūs atliekti ir bandyti juos įveikti. Tai bus turbūt iš manęs dabar tiek ir einamės į trasas pasivaikščiot, pakalbinsim šiandien ir vėl Rainerio ir pasižiūrėsim, kaip visiems sekasi raidint. Tai lipam aukštyn ir labai slidu. Ir priburbėjau. Pizdėt. Einam. Ne, čia slidu. Palauk, įvertinti slidumą. Ne, atrodo blogiau negu yra. Šiaip kimba, žinok. Duodu sukibimą 8 iš 10. Tai, nu, ten sunkus posūkis. Ateimi, davai! Davai! O, taisyklingai, mama. Matėt? Visi matėt? Visi kai važiavo. Deivis atvažiavo, pamatė, nugalėjo ir išvažiavo. Taip. Vinai! Tiesiai reikėjo, čia reikėjo, stojom. Čia reikėjo. Sustok, pasakysiu, kur. Aš maniau trečiam padaryti, bet pagal orą dabartinį tai. Tu užbaigiam gerai. Padaryti? Slalomą ant žolės. Čia. Nu, nedidelį tokį slalomiuką. Tarba tenai. Ai, ten, jo. Šiaip ten gal geriau, ten biškai toks grubesnis. Čia tai tokia labai pievutė. Slalomą. Gerai būtų? Parašykit komentaruose, ar slalomą nori. Hell yeah! Bet gerai, vat, stovi, brainstorminė ir viskas sugalvoja gyvenime. Pats geriausias dalykas. Chebra, nenaudokit telefonų. Bet mūsų video žiūrėkit. Bet ne per telefoną. Žodžiu, neskrolinkit, bet mūsų postus viską laikinkit, bet šiaip neskrolink, negerai. Bet mūsų laikinkit. Jei įsijungit Facebooką, tai iš karto pajus adrenaliną savy ir ten jau... Jeigu palaikint, antrą kartą palaikint. Fake accountą susikurkit ir antrą kartą. Minimum 2 accountai. Jo, minimum, ant pajus, kad žinai. Bet labai geras gruntas šiaip. Nu, tipo, labai įdomus jisai, jis šlapės visai kitoks, negu sausas. Nu, pavyzdžiui, nes kai smėlis yra, nu jis ar šlapias, ar sausas, vis tiek taip pat kimba panašiai. Bet jau kaip yra tas molis toks slidus, ar ta žemė tokia, vat. Ir labai gerai keičiasi. Ten kaip liūdės. Oi. Ne, bet ta prasme pakeitimų ilgų nedarė. Vau, kaip fainai! Aik, tu savo man slidu. Va čia tai buvo. Nu taip susirata nesulinda. Blemba kažkoks susikaustęs, aš čia važiuoju belekai. Normaliai tu važiuoji? Ką? Va, normaliai važiuoji, tiesiog pliurzė. Sakai normaliai? Šitą. Tu kai skrendi, seniu. Aš ir čiut neišlėkiau, ką čia. Zatanava kabo. Matot? Motokrosas jau realiai, nebe downhillas, o motokrosas. Sutvarka ir motokrosas. Fainai hebrytė. Aišku, vargsta, jau krešų matėm.
Bet visų vis tiek laukiam, bus smagu, bus daug greičio, daug rizikos, daug gero grunto. Čia gerai pradėti. Praktiškai neužmės. Vos bum nebuvo. Sėtume ir ant šitų va pliurzių, nes jeigu žinau, kad palyja, tai čia yra labai blogai. Čia visiems va. O, išsiteškiam. Jo. Varas tavė. Visas grožis. Pats smagiausi dalykai. Va, dar šaknis tokia va, dar šitą nusizūrins visiems. Bet čia reiks. Jau ateina sekavim. Nežinau. Ne, per čia lėksim, čia suksim. Čia. O tai džempą? Ne, čia suksim. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Ne, tai dar blogiau bus. Bet per agatiną bus įmanoma, aš manau. Šitas tai mane. Kaip pasidarys? Bus pro. Porą ranų padarėm. Kaip Jokūbai trasa tau? Gerai. Kaip tu Šlapia. Normaliai, nes nelabai skauda. Nu, biškį buvo prigriuvęs. Pasismėgiau ant kelmų. Nu jo, ten su kelmu nežinau, kažkas įgrėjo. Žodžiu, turim tokią problemą vienoj trasoj. Kokio gylio? Tokio? Tokio gylio turim įlėkį ir taip rato storio va toks griovys tiesiog ir sustoji. Tai va. Ką, Deivi, tu gal nori kažką pakomentuoti? Aš nieko, aš noriu lėkt maudytis. Laukiu, kada čia baigsis visi bairiai. Ką norėtum pasakyti žmonėm, kas bijo gal atvažiuoti kitą savaitę? Savaitę neturėjo, kodėl reikia atvažiuoti? Ne, man ne tas visiškai galvos. Man sekmadieniais patikėjau. Atvarykit, čia nėra taip baisu, ne? Atvarykit būtinai. Sakau, nėra taip blogai. Pastabdė atrodo. Aš nelauksiu dviračio. Va, žiūrėkit, kebrytė, va, šitoj klasėje dalyvausim visi. Cheater. Viskas. Nu ką, turėsim varžybėlę šiandien? Opa, turim. Valiu. Всё, galim pradėti. Varom? Varom. Всё. Ir visi tipo, ai, aš čia pokai, aš čia nesistengiu. Ir visi paskui telefonus, o, blėt, šūdis, blėt, visi ten. Ne, aš nevažiuosiu, nenoriu. Blemba, užsilėvas. Labą dieną. Sveiki. Kaip jums Talabiškai. Ne, čia pakalbinsim žmogų, kuris neraidino, vakar gėrė šna. Bet man patinka, tie su šalmais atėjo. Jūs bijot kažko. Aš nenoriu paslysti ant tų akmenukus už galvos. Kaip trasa atrodo tau? Neblogai, ką žinau. Aš nevažiavęs, tai negaliu pasakyti. Ne, bet kaip iš šono? Iš šono pakankamai greita dabar visai. Pakankamai gripiai. Ten tie visi off-camberiai atrodo visai gripiai, tai man visai patiko. O kaip tas visas pokytis trasos? Nemačiau pokyčio. Ne, ant kiek žemė matosi tokie, žinai, tokie. Hematogenas. Jo, hematogenas. Mums tai sako, nelakstykit. Ir kepukas čia. Jo. Kas padoris? Nežinau, šiaip tai įdomu. Hematogenas geras. Jei toks race day būtų, tai manau labai greitai laiko. Žinok, ant sauso greičiau. A, ne? Ant sauso greičiau, bet smagiau ant šito. Jeigu dar piltų. Man šiaip žiauriai įdomu, atrodo, kai visiškai sausa,
Ar ten atsikasa dulkės smėlis visur, ar gripi betonkė? Betonkė gripi. Mhm. Tai va, o Šiaip tie akmenys visai intensyviai atrodo. jo, tryrantis. Ir dar ką O ką kelmus. pasakytum, kodėl reikia žmonėms čia atvažiuoti kitą savaitę? Kas nenori, bijo. Ne, tai šiaip bijotai, man atrodo, tikrai nėra ko, nes bylainai ir pakankamai nėra nusirašymo 100% Tai, sportų. taip, ne, taip. Gali, jeigu atsargiai, atsakingai, tai išgyvensi. visi. O pats atvažiuosi? Žiūrėsim. O, tai? Gal atvažiuosi? Nemačiau žmogaus 3 metai. Bet savai įsitikinau. Taip. Atvarysit? Jo. Gerai, viskas, netrukdom tada. Jo. Viskas. Ačiū tau. Ačiū jums. Ačiū tau. Ačiū Arvidai. Ar išeisit į aikštelę? Viskas, mes baigiam šiandien. Šiaip džiaugiuosi, kad testas su lazeriu praėjo normaliai gerai. Tai viską šiandien baigiam, paraidinom, trasą sugadinom visiškai sunešiojom. Ir laukiam kitą savaitę visų birželio 28-29 dieną Lietuvos antrajam downhill etape. Ir kažkur važiuojam. Važiuojam į Viadą. Važiuojam į Viadą. Jo. Pavalgyt. Per lėtai.